Labas vakaras, šis sykį sveikinusi su jumis vakare ir šiandien kalbėsime tokia labai visiems, manau, reikalinga tema, tai yra konfliktai, nes vis tiek daugiau ar mažiau kiekvienas mes su jais susidurėme. Ir kad tie konfliktai atneštų nebe žalą mums, o naudą. Taigi, ką noriu paprašyti iš karto, kad jeigu man kalbant jums kyla klausimų, tai iškart rašykite juos komentarų skiltyje, todėl kad transliacija kažkiek vėluoja ir jeigu tų klausimų aš laiku nepamatysiu, tiesiog pasakysiu ačiū už dėmesį ir transliaciją baigsime. Tai labai lauksiu klausimų, tikiuosi, kad jų iškils mano kalbėjimo metu. Kalbėsiu šiandien visaip. Ir su humoru, ir rimtai, ir noriu paprašyti, kad jūs atsirinktumėte tai, kas jums yra reikalingiausia, kas jūsų situacijose, jūsų gyvenime yra aktualu. Ir gal kai kuriuose vietose jums iškils tokių neaiškumų, galbūt nesutiksite ir sakysite ne, taip tikrai nebūna. Tai siūlyčiau vis dėlto paklausyti, įsiklausyti, pergalvoti, gal visgi tai būna, nes pasaulyje būna visko. Ir aš ne viską žinau, ir mokomės kiekvieną dieną, ir tas pasaulis tikrai yra labai margas. Ir tą, ką papasakosiu, aš taikau savo šeimoje kiekvieną dieną, savo santykiuose kiekvieną dieną ir galiu pasakyti, kad gyvendama santuokoje 15 metų, tai kažkur 3 paskutinius tik tai mes sugebame konstruktyviai, gražiai bendrauti. Tai reiškia 12 metų iš tų 15 mes kaip 2 avinai vienas su kitu, ta prasme, konfliktavome. O šiaip daugelis žmonių tai pragyvena ir visą gyvenimą. Taigi, temos aprašyme aš rašiau, kad... Neina man šitą mano slaidai. Temos aprašyme rašiau, kad tema skirta visiems yra, tiek vyrams, tiek ir moterims. Tačiau nežinau, gal aš klystu ir kažkiek aš rizikuoju šiuo metu pasakydama tai, kad manau, kad konfliktus dažniausiai pradeda moteris. Kad jos yra ta dalis, kuri dažniausiai iškelia konfliktus. Nežinau, kodėl taip yra. Atsiprašau, čia biškį su PowerPointu. Problemos man? Supratau. Va, veikia. Tai pradedam šiek tiek iš naujo, kad prasideda viskas nuo moterų. Vakar parodžiau šitą piešinėlį, kurį jūs matot, savo 5-mečiam sūnui. Ir paklausiau, ką tu matai čia. Jis sako, čia tu? Sakau, ne, čia ne aš. Nežinau, kodėl jam taip susivaizdavo. Ir sakau, ką tu čia matai? Sako, matau moterį, kuri šaukia ant vyro. Ir sako, kažkodėl jai makaronai iškrito jam ant galvos. Tai taip juokiausi iš jo tos išmonės, ką jisai mato, ką vaikas mato. Ir prašau suprasti irgi teisingai, kad tikrai yra tokių vyrų, kurie pradeda konfliktus pirmi, kurie labai mėgsta pakonfliktuoti. Tai niekada nesakau absoliučiai, bet tiesiog imu tokia kaip dauguma. Ir be to teigiu tai iš savo asmeninės patirties, taip pat iš savo draugių, kurių matau gyvenimus, kad vis dėlto moteris yra tos, kurios pradeda. Ir vyrai, kurie klausotės, kadangi jūs ir gyvenate su tom moterimis, tikiu, kad rasite savo naudingos informacijos ir žinių ir galėsite jas pritaikyti savo gyvenimuose ir jums bus lengvesnis tas gyvenimas su jūsų antrom pusėm. Tai štai, dar ką norėjau pasakyti, per rytą seminarą kažkam gal pasirodė, kad aš vyrus tapau neigiamom spalvom, tai iš tikrųjų taip nėra, man visi yra lygus. Tiek vyrai, tiek moteris ir žiūriu objektyviai. Ir iš tikrųjų esu nei už vienus, nei už kitus. Visi mes esame labai faini, nors visi labai skirtingi. Tai štai, ir mano tikslas yra duoti žinias, kaip pagerinti jums gyvenimą, o jūsų jau atsakomybė, ką iš to išsinešti ir ką pritaikyti pas save. Taip, tai aš sudariau tokią lentelę, kurioje įvardinsiu problemas, kurios man atrodo yra aktualiausios ir tuomet patarimas moteriai ir patarimas vyrui. Taigi, pirma problema yra emocijos isterija.
Moteris laikomos emocingesnėmis šiaip ir nuo pat vaikystės jom yra leidžiama emocijas reikšti laisvai, ekspresyviai ir neslepiant jų. Tiek emocijas, tiek isteriją. Mes esam kaip ir pripratę prie to. Ir moteris dažnai isterikuoja kaip ir be reikalo, be pagrindo, bet dažnai ir, tai yra jos nesąmoningai isterikuoja, bet yra ir tai, kad jos manipuliuoja tą isteriją. Tai ką reikia daryti vyrams tokiu atveju, jeigu matote, kad jūsų mieloji antroji pusė jau pasinešė toli su isterija, tai tiesiog reikia išlaukti, todėl kad isterija atima labai daug energijos ir moteris labai greitai išsikvėps, jeigu jinai negaus atkirčio atgal. Tai jinai tiesiog nebeturės ką sakyti. Ir patarimas vyrui dar suprasti ir atleisti. Čia yra iš tokio, gal žinote, rusų komedinio, iš komedijos panėti prastyti. Tai man tas rusiškai labai gerai skamba, lietuviškai suprasti ir atleisti. Ir moteriai kažkodėl atrodo, kad vyras visada turi žinoti, kokios jų nuotaikos, kad jei kažkas yra blogai, jinai būtinai turi papasakoti tai. O jis ne visada nori klausyti to. Ir kartais gali numigti, neišklausyti, o jinai sako, tu manęs neklausai. Jeigu tu manęs neklausai, tu manęs nesupranti. Nesupranti reiškia nemyli. Jeigu nemyli, tai išvis skiriamės. Nors jinai skirtis visai ir nenori. Bet tai būna tikrai tokių atvejų labai dažnų. Ir tą girdžiu iš moterų, kad jos taip sako. Bet būkite atsargiai su tokiais sakymais, nes tokie žodžiai labai yra iš tikrųjų ir įžeidus, ir labai griežtai skamba. Taigi, isterija paplitusi tarp moterų ir reikia išlaukti, kaip minėjau. Manipuliacija. Manipuliacija yra paplitusi ir iš moterų, ir iš vyrų pusės. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, tokį manipuliacinį būdą kaip tylėjimas, baudimas tyla yra pamėgę tiek vyrai, tiek ir moteris. Ir deja, manipuliatoriai yra toleruojami sunkiai, todėl po to blogai jaučiasi ir manipuliatorius, ir jo auka. Labai paplitęs manipuliavimo būdas kaip tylėjimas. Tai tas supykęs partneris nori priversti kitą jaustis kaltu. Ir kad tas kitas surastų kažkokį tai būdą, kaip su tuo supykusiu partneriu susitaikyti. Ir tuomet jisai gauna naudos. Bet visgi mano patarimas yra, kad su kiekvienu žmogumi galima susitarti, jam pasakant, ko tu nori iš tikrųjų, nemanipuliuoti, nes neišeitis manipuliacija kenčia tuo momentu abu. Iš tikrųjų, tai santykiuose nenuveda į gerą. Tai štai patarimas vyrui - suprasti ir atleisti, aišku, pamatyti tai visų pirma. Tai irgi labai svarbu. Ir pajusti. Galinga energija. Moterų energija, kaip sako specialistai, yra 8–9 kartus stipresnė negu vyrų. Ir dažnai moteris nemoka, nežino, kaip tą stiprią energiją naudoti ir kur link ją nukreipti. Ją geriausia yra nukreipti ten, kur yra kūryba, kur džiaugsmas, kur meilė, kur tą laimę tokią skleisti su savo energija. Bet kai jos nežino, kur dėti, dažnai būna, kad ta energija nukreipiama į vyrą ir dar neigiama. Tai su tuo savo galingumu jinai labai tą vyrą žlugdo. Tai moteriai būtinai reikia išmokti energiją nukreipti tinkamą linkme, o vyrui suprasti ir atleisti. Ir toliau, kas labai svarbu, kontrolės noras. Labai daug stiprių moterų linkusios yra kontroliuoti. Ir jos mano, kad kažkokį tai darbą gali atlikti geriausiai tik jos pačios. Ir šiaip moteriai šiuolaikiniai, jie turi labai daug darbų. Jeigu turinti šeimą, vaikus, vyrą, dar darbą, tai tikrai 100 darbų, o 100 rankų neturime. Ir tada būtinai turim prašyti pagalbos. O paprašom pagalbos ir vis tiek paradoksas tame, kad moteris vis tiek yra nepatenkinta, kaip vyras padarė tą, kaip įvykdė tą prašymą. Todėl, kad tai įvykdė jis. Ir ji nesupranta, kad jis negali įvykdyti taip, kaip ji. Nes jis tai ne ji. Jis būtinai padarys kitaip, bet jis padarys taip, kaip geriausiai jis gali tuo momentu. Jeigu mes tą suprasime, mes nustosime kontroliuoti tai baisiai ir nustosime pykti, kai tas rezultatas mūsų netenkina.
galime išvelgti gerąją pusę tame, ką jisai padarė. Ir tuomet kyla konfliktas. Jie amžinai priekaištauja, kad vyras padarė ne taip. Taigi reikia būtinai suprasti, kad kontroliuoti galime tik save, iš tikrųjų kitiems yra tavo kontrolė nereikalinga, netgi vaikams. Mes vis galvojame, kad apsaugosime juos nuo klaidų, paaiškinsime, kaip reikia daryti, jeigu nesupras, priversime vienaip ar kitaip, bet iš tikrųjų mūsų tikslas yra vaikus išlaikyti gyvus. Čia taip pasakius visiškai, kaip pasakyti, žemiškai pasakyti, kad jie išgyventų, o daugiau tai jie eina savo pamokas, renkasi ir jie atėjo į žemę savų tikslų, ne tik tai mūsų klausyti. Ir jie atsirinks, ar jie norės pasirinkti jūs kaip savo mokytojais, ar nenorės, ar visgi eis ieškoti kitų mokytojų, nes jų aplinkui labai daug yra. O vyrui, kai jis jaučiasi kontroliuojamas, tiesiog suprasti ir atleisti. Smegenų struktūra yra pas moterį daug sudėtingesnė negu pas vyrą. Gal esate girdėję, mokslininkai yra tokias išvadas padarę, kad moters smegenų pusrutuliai veikia vienu metu abu, o vyro atskirai, kažkaip ten taip. Ir žinote, kad moteris gali daryti daug darbų vienu metu ir daug mąstyti. Tarkim, 10 dalykų jinai mąsto vienu metu ir dar 4 gali daryti. Tai yra, gali, tarkim, daryti valgyti, maitinti mažylį, tuo pat metu kalbėti telefonu ir dar išdžiaustyti skalbinius. Tai, o ką jos išdarinėja vairuodamas, tai irgi visi žinome, ką jos gali daryti. Tai moteriai, kas yra sunku, kad vienu metu jie gali užplūsti labai daug minčių, po tų minčių labai daug jausmų, jinai su jais nebesusitvarko ir tai gali privesti prie konflikto. Ir moteriai reikia bandyti stabdyti savo mintis, bent kiek jas sugrupuoti, sudėlioti, kažkiek jie galima į dėžutės. Nes sakoma, kad vyrų smegenyse tai yra dėžutės, kad ir kiekvienam dalykui yra po dėžutę. Tai ir kai jam reikia kažko, jis išsitraukia tą dėžutę ir atsidaro. Ten, pavyzdžiui, dėžutė darbas. Na ir jis būna tam darbe, po to ją uždaro, grąžina. Po to atsidaro dėžutė namai, žmona, mama, vaikai ir ten dar viena dėžutė yra tuščia. Apie tai pakalbėsime sekantį seminarą. Tai štai, tai vyrui vis dėlto reikia suprasti ir atleisti, kad moters mąstymas yra kitoks negu jo ir jai tikrai yra su savo mintimis labai sunku susitvarkyti. Toliau labai svarbus yra ego, noras įrodyti savo teisumą. Čia irgi taikoma abiems, tiek moterims, tiek vyrams. Todėl, kad visi mes norime įrodyti savo teisumą, mano teisybę ir kitaip negali būti. Ir jeigu ego susipina su kontrolė, tai iš vis toksai sprogstamasis mišinys gaunasi toks, kad ir dar paimkim galingą moterį, tai jinai kaip bomba tokia, tiksinti, vaikščiojanti. Tai jeigu jūs turite tokią moterį, galime manyti, kad jūs esate stiprus vyras iš tikrųjų ir jūs galite susitvarkyti su tokia moterimi. Ji yra jūsų iššūkis. Tai štai, kas yra labai svarbu suprasti, kad teisūs yra abi konflikto pusės tik iš savo varpinės. Kiekvienas iš savo varpinės. Jeigu pasižiūrėsite į oponentą, jis yra teisus iš savo pusės. Ir jūs esate teisus. Tik tai reikia rasti tame kompromisą tarp tų dviejų teisumų. O vyrui, matant, kad jau moteris nori įrodyti, kad ji teisi, galima patylėti, suprasti ir atleisti. Pavyzdžiui, yra tokį pavyzdį. Ego, noras daryti taip, kaip tu nori. Tarkim, moters yra toks noras, kad visi eitų miegoti visa šeima vienu metu. Tačiau vyras to nenori. Jis nori vakare, jau apdirbęs visus darbus, jis nori pažaisti kompiuterinius žaidimus. Moteris kaip ir supranta, kad jisai nori ir kaip ir nusileidžia jo tam norui, jinai eina miegoti viena. Ir po to jinai atsikelia po kelių valandų, jis toliau žaidžia tuos žaidimus. Jinai negali šito pakęsti. Jinai ateina ir jam iš karto konfliktą. Iš karto stato, ką tu darai, kodėl tu neini miegoti, kiek tu čia gali. Ir viskas. Apie kokius gražius santykius mes galim kalbėti. Jinai neleidžia jam būti tuo, ko jis nori būti. Čia toks paprastas buitinis pavyzdys. Toliau, telepatija. Man labai šitas patinka.
Mes galvojame, kad klaidingai esame įsitikinusios, kad mes žinome, ką galvoja mūsų partneris, ką jis galvoja ir ką jisai darys, kokie jie bus tolimesni veiksmai, kaip visą tai pasibaigs, mes galvojam, kad visą tai žinome. Deja, tokių sugebėjimų mes neturime ir nežinome. Ir pagalvokite apie tai, kad mes tiesiog prisifantazuojam, įsivaizduojamės visą šitą. Ir po to galvojame, kad tai yra tiesa, o tai yra netiesa. Argi nepaprasčiau būtų to žmogaus paklausti, ką tu galvoji, ar tu taip, ar anaip. Ir netgi paklausus mes negausime tokio atsakymo turbūt, kad mes jį galėtume tikrai suprasti tą žmogų. Tai štai vyrams suprasti ir atleisti, kad moterim tai tikrai labai būdinga. Taip, toliau, noras pasipasakoti. Moteris labai dažnai pyksta, kai jos nori kažką papasakoti savo partneriui, o jis iš karto duoda sprendimą jai. Ji pradeda pykti. Kodėl tu man čia dabar pasakoji, ką tu čia man nori dabar čia pasakyti, kodėl aš turiu daryti, kaip tu sakai. Ir jos tuo pačiu nesupranta, kad kalbėdamos vyrui, tiesiog jis išklauso moterį ir jam iš karto smegenys pradeda veikti tokiu ritmu, kad jis nori rasti sprendimą, nes jo moteris turi problemą. Tai reiškia, jis yra tam, kad rastų sprendimą. O jei to sprendimo, pavyzdžiui, nereikia. Ir nesupranta nei vienas, nei kitas šito. Ir tiesiog paprastas pokalbis priveda prie konflikto. Tai moteriai, reiktų iš vis gal, kad bent kažkuris toje situacijoje suprastų, kas vyksta, nes dažnai abu nesupranta, kas vyksta. Tai jeigu nereikia sprendimo moteriai, tai taip ir pasakome, kad man sprendimo nereikia, aš tik noriu, kad tu mane išklausytum. Ir tiek. Ir vyrui suprasti ir atleisti. Dar čia šioje temoje labai yra įdomus ir geras toksai pratimas kiekvienam vakarui. Jeigu yra noras, jeigu yra toks poreikis pasikalbėti, bet būna dažnai nėra laiko, visi užsijėmę, užsisukę ir panašiai, tai tiesiog 10 minučių skirti vienam ir 10 minučių kitam. Reiškia, atsisėdat, 10 minučių vienas kalba, o kitas tik klauso. Pasidarot arbatos ir kitas tik tai klauso. Tai reiškia, nekomentuoja nieko, nesprendžia, neduoda jokių sprendimų, nieko, tik tai išklauso. Tada apsikeičiama, jeigu yra poreikis, ir kalba kitas. Vėl kalba iš savo, ką jisai nori pasakyti. Pasako ir po to yra sprendžiama. Galbūt reikalingos 5 minutės tokias bendram aptarimui, galbūt kažkokiam sprendimo priėmimui. Tai tuomet pasiimam tas 5 minutės ir priimam sprendimą, jeigu to reikia. Jeigu nereikia, pašnekam ir išsiskirstom savais reikalais. Bet tai yra, jeigu daryti kiekvieną vakarą, tai yra labai labai gera praktika. Labai gerai tam tarpusavio supratimui. Tai štai. Toliau pervargimas, dėmesio stoka, čia galiu sudėti su baime ir nepasitikėjimu savimi. Ir aišku, yra dar daugiau problemų, kokių mes turime savyje. Tai tiesiog tokie dalykai, čia jau yra asmeniniai dalykai. Ir tokių reikalų negalima permesti partneriui. Su jais turime susitvarkyti pačios visiškai. Tai pavyzdžiui, jeigu esame pavargusios, tai reikia eiti pailsėti. Tai reiškia mesti viską, jeigu jauti, kad tu jau nebegali, tiesiog eiti ir pailsėti, o ne šluoti grindis ir bumbėti. Aš tokia pavargusi, man dar viską reikia čia padaryti, reikia eiti suplauti, ten išplauti dar kažkokius ten rūbus ir panašiai. Eini ir bambi. Tai ilsėkis. Niekur tas bambėjimas nenuves iš tikrųjų. Tai štai, pavyzdžiui, dėmesio stoka vėlgi. Pastoviai reikalavome, kad mums kitas dėmesį rodytų. Tai jeigu mes norime išeiti kažkur pabūti kartu, tai išsirinkit mėgiamą kažkokią tai veiklą, tarkim filmą. Noriu pažiūrėti filmą. Sutvarkau viską, sudėlioju, sureguliuoju, kad vaikai ten būtų prižiūrėti, ten, kad viskas ok. Ir aš pakviečiu vyrą į filmą. Gal tu norėtum eiti kartu su manim, va ten ir ten. Tiesiog. Ir tai labai yra paprasta ir nereikės nieko reikalauti. Ir jis dar turbūt bus nustebęs ir pamalonintas, kad tu jį pakvietei. Tai va, ir baimė, nepasitikėjimas savimi, tai čia pavyzdžiui, kai moteris bijo prarasti mylimą vyrą, partnerį, ir labai nepasitikė savimi tuo pačiu ir ji gali pradėti jį pavydėti viskam ir visiems ir visoms, kuris jį pažvelgs, su kuo be pašnekės.
Tai vėl reikia su tokiais dalykais dirbti pačioms, jeigu pačioms neišeina, tada yra specialistai tam, visokių kursų, seminarų dabar labai daug, kad save auginti ir pasitikėjimas savimi tai yra labai svarbu. Ir suprasti, kad tai yra ne vyro problema, o vyrams, žinoma, irgi tai labai sunku atrasti, suprasti, kad tai vyksta. Nu, ne specialistui tikrai labai sunku, bet gal ir įmanoma kažkiek. Toliau nesugebėjimas klausytis, nenoras suprasti. Tai aišku irgi būdinga tiek vyrams, tiek moterims, nes vėlgi norime būti teisūs ir mes iš vis neklausome to kito žmogaus, ką jis nori pasakyti. Nes mes galvojame, kad jis nepasakys nieko protingo. Čia tik aš protinga esu, o tu čia iš vis neaišku, ką čia darai su manimi. Tai mes net nesistengiame išklausyti žmogaus. Įsitikinę esame, kad jis neteisus ir dar be to nenorime pripažinti klydusios, nes galbūt pasirodys taip, kad jeigu pasakysim, kad mes klydom, tai mes esame kvailos ir panašiai. Niekas nenori jokių būdų atsidurti tokioje situacijoje. Ir ginamasi iki paskutiniųjų ir tie konfliktai labai įsiliepsnoja. Taigi mano patarimas yra išmokti patylėti ir pabandyti išklausyti kitą žmogų. Gal visgi jis kažką protingo pasakys. Gal visgi jis ras sprendimą. Gal jo sprendimas bus geresnis. O vyrui, jeigu matote, kad jūsų nesiklauso, tai tiesiog galima nieko nebesakyti ir suprasti ir atleisti. Na ir paskutinis toks neteisinga reakcija į situaciją, tai tiesiog pagalvoti, kaip reaguoti į situaciją neskausmingai, ką joje galima rasti teigiamo. Vėlgi, toje situacijoje reikia rasti savo klaidas, nes nebūna taip, kad būtų vienas, kuris yra neteisus ir kaltas. Konflikte yra dvi pusės, jos abi konfliktuoja, reiškia, jos abi dvi yra kaltos. Ir galiu tokį pavyzdį iš savo asmeninio gyvenimo. Buvo taip, kad vakaras reikėjo vaikus nuprausti, guldyti. Ir aš kažką buvau užsiėmusi su vyresnėlė ir prašiau vyro, kad jis padėtų nusiprausti mažiukui. Ir sakau, ar gali nueiti su juo nusiprausti? Jis sako, gerai. O pats dar sėdi prie kompiuterio, dirba. Praėjo kažkiek laiko, aš vėl sakau, ar tu gali nueiti, kad jis nusipraustų? Jis jau tyli, nieko nesako. Po to dar po kelių kartų jis jau atsistoja susinervinęs visas ir sako, kiek tu man gali sakyti, čia jau 5 minutės. Ir man tada iš karto automatiškai, čia ne 5 minutės, čia praėjo 15, jis sako, koks skirtumas, aš sakau, labai didelis skirtumas, todėl kad vaikams reikia eiti miegoti, o jie be tavęs neina ir viskas, konfliktas įsivažiuoja. Ir tu net nesupranti, kad aš, pavyzdžiui, tuo metu nesupratau, kad aš esu kalta taip pat. Kad, reiškia, kažkur mano tonas buvo, nors aš galvojau, kad viskas buvo labai gerai, kad aš labai gražiai jo prašiau, bet kad jis buvo kaltas, kad jis mane čia aprėkė. Bet iš tikrųjų ir aš buvau kalta, mano tonas buvo netinkamas ir po to, kai viską supratau, tai būtent teisingai reaguoti į situaciją. Ir aš neteisingai reagavau, ir jis neteisingai reagavo. Bet čia turbūt ta situacija tai buvo lūžis iš vis, kada aš tikrai supratau, kad per gerai apie save galvoju. Taigi ir vyrams suprasti ir atleisti, paneti prastyti. Konfliktą galima kreipti teigiamą linkme. Kaip tai reikia padaryti? Nes jau kartais būna žmonės kaip degtukai. Susiduria, įsiliepsnoja ir juos neša tas konfliktas. Ir labai sunku atsekti, nuo ko jisai prasidėjo. Tai jeigu norime kreipti konfliktą, tai būtina, kad bent jau vienas konflikto dalyvis prisimtų atsakomybę už konflikto eigą. Čia turiu omeny tai, kad konflikto metu tiesiog du žmonės kaip šapelius upė neša ir jie tiesiog leidžiasi tą tėkmę, nešami ir neaišku, nei kur nuneš, nei kaip pasibaigs, energija nueina į pačią upę iš tikrųjų, kažkur išsisklaido, o sprendimas nėra randamas. Tai štai vienam reikėtų iš šitos upės kaip ir išbristi. Būti sąmoningam, matyti, kas vyksta. Nes jeigu nei vienas nemato, tuomet jos nuneša. Ir jeigu vienas prisima atsakomybę, tas, kuris prisima atsakomybę, kelia savo klausimą, ko aš noriu iš šito konflikto, kokį rezultatą noriu gauti. Tai
turiu patarimą prieš pradedant konfliktą išsikelti jo tikslą reikia. Ir, pavyzdžiui, turiu labai gerą pavyzdį. Moteris sako, provokacija tokia. Tu žinoma atleisk man, bet tu elgiesi kaip paskutinis asilas. Na ir ji tai pasako vyrui. Ir kaip jūs galvojat, tai kokios reakcijos jinai laukia? Jinai turbūt laukia tokios reakcijos. Tu žinai, brangioji, tikrai, tu esi teisi. Aš tikrai pasitaisysiu, tu man pasakyk, kurioje vietoje aš darau negerai, aš pasitaisysiu. Na, čia iš fantastikos ryties, ar ne? Ką jinai gauna atgal? Ach, tu taip, aš asilas, o tai tu pažiūrėk į save, kaip tu elgiesi. Na, ir tada jau pradeda eiti tas konfliktas toliau. Labai visiškai nekontroliuojamas ir neaiškus. Ir trečias labai svarbus dalykas yra sekti konfliktą. Ir jei matote, kad konfliktas eina į kitą temą jau, grąžinti jį į sprendžiamą temą, dėl kurios jis ir prasidėjo. Todėl, kad konfliktas gali prasidėti nuo neplautų indų, o baigtis atostogomis Turkijoje, kurios buvo prieš 5 metus. Tai būtina grąžinti. Tai štai dar noriu labiau apsistoti prie antro punkto, plačiau aptarti, kad labai svarbus yra konflikto tikslo formulavimas. Ir atrodo, kada jau ten spėsi tą tikslą suformuluoti, bet čia gal irgi reikia treniruočių tokių, kad gal vienas sykį nepavyks, antras sykį jau jūs pastebėsite kažką, trečias sykį gal jau ir pagalvosite, ketvirtas sykį gal jau iš vis prieš pradedant konfliktuoti pagalvosite, o ką aš iš šito gausiu. Ar man šito reikia, gal man nereikia, gal iš vis aš patylėsiu, tarkime. Tai štai mes moteris labai dažnai blogai iškeliame tą tikslą iš vis. Pavyzdžiui, toksai paprastas pavyzdys, ponia išsikelia savo tokį tikslą. Noriu, kad jis man padovanotų dovaną. Na, tarkim, ateina jau kažkokia tai sukaktis ir jinai nori, kad jis padovanotų jai dovaną. Jinai to laukia, jinai viliasi, jinai galvoja, ką jis čia nupirks. O pavyzdžiui, gaunasi taip, kad jis ne tik, kad nenupirko dovanos, pamiršo ir sukaktį ir viską. Ir jinai vaikšto 3 dienas surūgusi visa, suniurusi. Ir tas vyras jos net nemato, kad jinai tokia. Nes jis užsiėmė savais reikalais, jam neįdomu visai. Ir jinai lygioj vietoj kažkur tai kažką užkabina iš savo to nepasitenkinimo ir prasideda konfliktas. O tas vyras galvoja, kas jai atsitiko. Pačiu dabar lygioj vietoj barnis, kas čia? Taigi, ką reikėtų daryti? Reikėtų formuluoti taip. Aš noriu pradėti elgtis taip, kad jis užsinorėtų man padovanoti dovaną. Kur čia yra esminis skirtumas tarp nekontroliuojamo tikslo ir kontroliuojamo tikslo? Kada mes iškeliame nekontroliuojamą tikslą tokį, kad noriu, kad jis padovanotų dovaną, tai mes atiduodame visą atsakomybę kitam žmogui. Tai reiškia, mes jau nekontroliuojame jokios eigos. Nieko nekontroliuojama, viską atiduodam jam ir dar įsivaizduokit, kad jis net nežino, kad mes jam tai atidavėm. Taip. O kai yra kontroliuojamas tikslas, tai reiškia viskas eina jau per mane. Aš prisiimu atsakomybę, kad ką aš galiu padaryti, kad gaučiau tai ir tai. Tai visiškai keičia, jau esmę visą keičia. Ir tuomet moteris jau turi pamastyti, kokia jinai turi būti, ką jinai turi padaryti, jau jai reikia jau daugiau atsakomybės prisimti ir jau taip pamastyti tikrai. Ir tai labai svarbu, va čia pagrindinis skirtumas yra, nes lengviausia tai yra nedirbti su savimi ir tiesiog permesti kitam žmogui. Ir tada mes tokie, žinote, kaip konfliktuojantis tokie žmogienai, tokie prie konflikto ribos vaikštom, va tokie, ir tik tai užkabink, tik truputėlį užkabink ir viskas. Ir tada taip gausi atgal. Tai dar toliau pavyzdžiai, noriu, kad ji man ruoštų vakarienę kiekvieną vakarą. Tai vyras savo turėtų kelti tokį tikslą. Aš noriu pradėti elgtis taip, kad ji norėtų man paruošti vakarienę kiekvieną vakarą. Koks aš turėčiau būti, kad ji man ruoštų ją. Arba noriu, kad jis man padėtų namų ruošoje. Dažnai moteris pyksta ant vyrų, kad nepadeda. Taigi reikia taip, aš noriu pradėti elgtis taip, kad jis užsinorėtų padėti man tvarkytis. Arba noriu, kad jis arba jis skirtų man daugiau dėmesio. Aš noriu tapti tokiu, kuriai arba kuriam jis skirtų daugiau dėmesio. Ir matote, kad koks yra didelis skirtumas. Šiaip konfliktas yra geras dalykas, bet tik tada, jeigu jisai turi tikslą, bet tiksliai konfliktai žlugdo, ardo, sekina mus, tai tikrai niekur nenuveda. Ir tokie konfliktai
betiksliai jie yra išprovokuojami tik tam, kad iššaukti kažkokias tai emocijas, kažkokias tai energijas. Ir dažniausiai tai yra neigiamas. Ir tokie konfliktai mums yra žalingi, tai yra tokia energetinė iškrova. Ašaros, muštynės, isterijos ir panašiai. Jie visiškai yra nenaudingi, o žalingi. Ir dažnai būna taip, kad konfliktas įsiplieskia tik dėl to, kad kažkas norėjo pakonfliktuoti. Tiesiog. O ne gauti kažkokį tai rezultatą. Ir gauti energijos ir nesvarbu, kad ji buvo neigiama. Tai pavyzdžiui, gali būti toks pavyzdys, moteris labai pavargusi vakare ir jinai dar eina, dar jai reikia reikalų padaryti, dar 10 kokių būtinai iki vakaro, bet jau visai nebeturi energijos. Ir grįžta vyras ir ji norėdama gauti energijos visai nesąmoningai iš tikrųjų kažkur jį užkabina, jie susipyksta ir konflikto metu jinai gauna tą jai reikalingą energijos dozę. Ir nesvarbu, kad jinai yra neigiama. Jai yra svarbu, kad jinai gavo, jinai gali užsikūrusi tada toliau eiti. Juk būna, tai pagalvokite savo gyvenimuose. Tikiu, kad taip yra. Tai štai, betiksliai konfliktai veda prie santykių žlugimo. Jeigu jūs neturite tokio tikslo kaip žlugę santykiai, tai būtina atkreipti dėmesį ir ko nebedaryti. Tai yra nenaudoti negatyvių pavadinimų nusakančių oponentą. Tai yra tu kvailė, tu kvailys, veltėdis, tinginys, idiotas ir panašiai. Tai labai žemina kitą žmogų. Taip pat nenaudoti apibendrinančių frazių, tokių kaip visada, niekada, aplamai, iš esmės nieko. Ir tas toks topinis yra tu iš esmės, aplamai, niekada nieko nedarai. Jau tokia yra netiesa. Nes negali netgi niekada ir visada sakyti, nes taip tikrai nėra. Nėra taip, kad jūsų partneris visada daro kažką taip, arba visada nedaro kažko tai ir panašiai. Tikrai taip nėra. Nuvertinimas, kritika. Klausimas. Ir tu tai vadini darbu, rezultatas, čia tokia alga, čia tu vadini tai alga, čia pinigai, arba ką visą dieną veikiai. Ir dar plus atitinkamas tonas, tai sukuria labai įdomią atmosferą. Ir parengia tą atmosferą konfliktui. Labai gerai. Ir dar nekonfliktuoti tik dėl pačio konflikto, kad tik tai iššaukti konfliktą. Dar yra labai svarbus dalykas, vienas, kuris gali būti sunkiai suprantamas, kad kiekviename elgesyje žmogaus yra pozityvus ketinimas. Tai yra, kad ir ką žmogus bedarytų, savyje jis kažkur viduj turi pozityvų ketinimą. Galbūt mes šito nežinome, bet jis tai tikrai žino. Ir mes esame tokie užprogramuoti elgtis pozityviai iš tikrųjų. Kiekvienas turi pozityvų ketinimą. Tik reikia jį sužinoti. Ir jeigu mes atskirsime elgesį nuo ketinimo, mes galime labai daug konfliktų sumažinti, arba bent jau gali būti iš vis, kad jų nebeliks tų konfliktų, arba bent jau sumažinsime juos. Tai dabar čia turiu nemažai pavyzdžių apie tai, kas yra pozityvus ketinimas. Tai papasakosiu. Tuoj sekundę. Pavyzdys toks tradicinis gal. Grįžta vyras po paros, arba dar geriau po 2 parų, girtas iš po baliaus. Ir žmona, aišku, tradiciškai jį sutinka ir ką jinai. Iš karto konfliktas. Kur buvai, koks tu toks anoks, dar aptalžo ir panašiai. O dabar tik įsivaizduokime tokią situaciją. Grįžta vyras po 2 parų, prismirdęs, girtas dar vis. Ir žmona jam sako, labas rytas, parėjai pagaliau. Tai kur tu buvai, aš juk jaudinausi. Ir aš suprantu, kad tu esi pavargęs, kad tu norėjai su savo draugais susitikti. Bet ir turbūt neparėjai po tos 1 paros, nes bijojai manęs, ar ne? Tai parėjai po 2, galvojai bus kaip bus. Tai vyrui turbūt akis būtų ant kaktos, jis išsiblaivytų iš karto. Ir jinai dar pasiūlytų jam mineralinį ir sakytų, eik pamiegok, paskui pakalbėsim. Aišku, skamba kaip iš fantastikos srities, bet įsivaizduokit, taip gali būti, ar ne?
Ir paskui tiesiog ta žmona, jeigu jai nepatinka toks jo elgesys, galima, kada jisai pailsės ir išsiblaivys, tiesiog pasakyti, kad man nepatinka toks elgesys, aš taip nebenoriu daugiau gyventi. Kaip tau atrodo, ką mes galėtumėm padaryti su tuo? Ar tau tikrai reikalingas toks gyvenimo būdas ir man jis nepatinka, aš negaliu taip ir ką mes darom? Jeigu tu negali atsisakyti to savo gyvenimo būdo ar bent jau koreguoti kažkaip, tai tuomet mes galime išsiskirti. Tai yra ne bėda iš tikrųjų, tik tai išsiskirti nekonfliktuojant. Bet galbūt jisai pagalvos tada, gal tikrai yra negerai. Bet čia vėlgi mes turime ir pačios vidui pasikeisti ir tada jie pasikeis tuo pačiu, jeigu bus labai didelis noras, žinoma. Tai štai kitas paprastesnis toks pavyzdys, čia yra mano pavyzdys iš tikrųjų, kai žmona paprašo vyro nueiti į vaistinę ir nupirkti vaistų vaikams. Ir aš paprašiau nupirkti vaistų būtent tokių, kurie yra parašyti. Analogo man nereikia, aš jam dar pasakiau, kad tikrai tokių. Ir sako, gerai, viskas ok. Jis išėjo ir pareina ir ką jūs galvojat, parneša man kelis vaistus, kurių ne tuos aš prašiau, man jų nereikėjo šitų, bet jis juos parnešė. Stovė šitos vaistus ir gal žiūriu ir galvoju, ką man dabar daryti su jais. Man jie yra nereikalingi, ne tie vaistai yra. Ir dabar turiu pasirinkimą. Arba pradėti šaukti ant jo, kad tu toks ir anoks, ašgi tau sakiau aiškiai lietuvių kalba parnešti tą, nes man reikia šito, man šito nereikia. Žiūriu, galvoju, ką dabar čia daryti. Vaistų gražinti negalima. Tai viena. Antra, jis jau ar taip jos nupirko. Tai kas iš to, kad aš pradėsiu ant jo šaukti? Jie jau yra. Na tai gal aš juos kažkur tai panaudosiu. Dar galimas variantas, jeigu jie mane nervina tie vaistai ir aš jų nenoriu, man tiesiog išmesti juos ir viskas. Ir tiesiog. Tada galbūt sėsti mašiną pačiai, nuvažiuoti ir nusipirkti. Taigi, ką aš norėjau pasakyti šitoj situacijai, kur yra pozityvus ketinimas? Tiesiog jisai norėjo nupirkti vaistus. Ir galvojo, kad jis daro gerą, tuo labiau, kad vaistininkė patikino, kad čia yra tas pats vaistas. Čia tas pats. Čia ta pati sudėtis yra, tik tai pavadinimai skiriasi. Tai jis ir nupirko. Jis priėmė patį geriausią sprendimą tam momentui. Taip jis galvojo. Tai štai, kokį dar... Matote, kaip yra iš tikrųjų paprasta ir kartu yra sudėtinga, nes turi gerokai dar pagalvoti. Arba, pavyzdžiui, darbiniai aplinkoje kažkoks kolega iš jūsų tyčiojasi, pavyzdžiui, arba vis užmeta kažkokį tai trukdo jums, kažkokį tai žodelį pasako, kažką vis praeidamas užkabina. Ir tada galite pagalvoti, o ko iš tikrųjų jisai iš manęs nori? Kodėl jis taip elgiasi? Koks jo tas pozityvus ketinimas? Galbūt jūs jam patinkate, pavyzdžiui. Arba galbūt jisai jaučiasi esantis žemiau už jūs ir nuvertintamas jūs pats kyla. Tai čia irgi pozityvus ketinimas jo atžvilgiu. Ir jeigu jūs nerandate atsakymo pats, jūs galite tiesiog ramiu tonu paklausti, kodėl tu taip elgiesi? Man nepatinka, kad tu taip elgiesi. Man nepatinka, kad tu taip mane vadini. Arba kad tu su kolegomis ten kažką juokiesi iš manęs ar panašiai. Kodėl tu taip darai? Ir tada jūs pasikalbėsit ir jūs gal kažką naujo sužinosit apie jį. Ir paskutinis, dar kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, buvusi pora susitinka, tarkim, žmona ir vyras išsiskyrė ir retkarčiais susitinka. Ir vienas dar jaučia jausmus, o kitas jau nebejaučia. Ir tas, kuris jaučia jausmus, jis pastoviai užverda konfliktas nuo jo pusės. Ir gali būti, kad pozityvus ketinimas tame jo konfliktavime yra tai, kad jis galbūt galvoja, kad jie sugrįš atgal kartu, vėl gyvens kartu. Tai čia vat mūsų tokie įsitikinimai. Arba dar variantas, kai mes nepasitikime partneriu ir žiūrime telefoną jo, žinutės, arba ten bandome atspėti slaptažodį, e-mailę. Tai vėlgi, koks yra nepasitikėjimas ir paklausti savęs, ką aš darysiu su tuo, kai aš ką nors rasiu. Nes žinote, kad tie, kas ieško, tas randa. Ir ką aš tada darysiu? Kas bus? Ar aš rasiu kažką, kad pakonfliktuoti? Ar kaip čia bus? O kitas žmogus, jeigu žino, kad jis yra taip sekamas, jis turėtų pagalvoti, ką jam reikėtų padaryti taip, kad parodyti, įtikinti savo partnerį, kad viskas yra gerai, kad nėra priežasties nepasitikėti juo ir panašiai. Taigi toliau, koks konfliktas yra geras?
Geriausias yra konfliktas, kuris neprasidėjo. Tai daugiausia laimi tas, kuris apie savo nepritarimą pasako be pykčio, o jei to nebegali, sukilus įtūžį padaro pertraukėlę. Tai yra, gali būti daug variantų. Ta prasme, atsiskirti vienas nuo kito, jeigu matot, kad tai niekur neveda, tas konfliktas. Tiesiog išeiti į skirtingus kambarius arba išeiti pasivaikščioti, iš vis kvėpuoti, suskaičiuoti iki 10. Manau, daugelis tuos dalykus žino, bet kažkodėl nedarom dažnai. Taip pat konstruktyviai elgtis konflikto metu sugeba pailsėjęs ir gerai pažįstantis save žmogus. Toks žmogus greičiau susigaudo, kas jį iš tiesų supykdė ir liaujasi pykęs, jei kiti yra nieko dėti. Ir čia labai irgi, kad pailsėjęs žmogus. Žinote tą patarlę, rytas protingesnis už vakarą. Tai tikrai yra taip ir turbūt ne vieną savo kailių patyrėte, kad ryte problema nebeatrodo tokia didelė, tokia kokia jinai buvo vakare. Nes vakare dažniausiai mes esame pavargę, suirzę, mes norime ilsėtis, o būna situacijų, kada tu to negali padaryti ir tai tave nervina ir prasideda tada įsivažiuoja konfliktas. Ir gero konflikto metu yra sakoma ne tu, o aš. Pavyzdžiui, ne kaip tu galėjai, koks tu baisus, o aš labai pykstu. Aš norėčiau, kad būtų kitaip, aš norėčiau, kad tu taip nesielgstum ir panašiai. Gero konflikto metu svarbiausia ne bet kokią kainą įrodyti, kad esi teisus, bet kuo greičiau nustoti mesti į laužą malkas. Tai yra galima užduoti savo klausimą tokį. Kas, jeigu ne aš, sustabdys šį konfliktą? Ar atsiras tas žmogus, ar tas kitas supras, kad reikia sustabdyti, ar čia tas būsiu aš. Galima tai padaryti ir tikrai jūsų savigarba nenukentės, jūs dėl to tik išlošite abu ir jūsų santykiai išloš. Dar vieną girdėjau iš moterų tokį pasakymą, na, aš duodu durniui kelią. Nu, čia tiesiog kaip kam, taip yra. Po gero konflikto nekaupiama nuoskaudų skrynelė, stengiamasi pasikeisti ir naujai pažiūrėti ir į esamą ar tariamą skriaudiką, ir į save taip pat. Šiaip nuo savęs reiktų pradėti visada, ne nuo kito. Dar trumpai perbėgsiu apžvalgą tokią padarysiu, apie ką aš šnekėjau. Tai, kad moteris ir vyrai mąsto skirtingai, pravartu mokytis partnerio kalbos, stengti suprasti vienas kitą, prisimti atsakomybę už konflikto eigą, kelti savo klausimą, koks yra konflikto tikslas, ką galiu gauti iš jo, tada teisingai jį suformuoti tą tikslą, grįžti visada į konflikto temą, jeigu matom, kad jau išėjo konfliktas negrįžtamai, nenaudoti neigiamų pavadinimų, apibendrinimų, nuvertinimų, kritikos, visada prisiminti, kad kiekviename veiksme yra pozityvus ketinimas ir siūlau jo ieškoti iš tikrųjų, nes tai labai palengvina bendravimą. Ir dar pridėsiu nuo savęs tai, kad sprendžiant konfliktus labai svarbus yra humoro jausmas ir kūrybiškas požiūris į patį konfliktą. Iš tikrųjų, ruošdamasi seminarui dar prisiminiau, kad skaičiau kažkokiam straipsnėje, man atrodo, psichologinėme apie konfliktus, kad konflikto metu toks patarimas buvo užsidėti šito klauno nosį, žinot, tą raudoną, ir užsidėti tą nosį ir atsisukti konflikto metu į savo partnerį ir žiūrėti, kokia bus jo reakcija. Jeigu jis pradės juoktis, viskas tarp jūsų yra gerai. Jeigu jisai nesijuoks ir toliau konfliktuos, tai tarp jūsų nėra labai gerai. Iš tikrųjų reiškia, kad žmogui yra svarbesnis konfliktas, reiškia, jam yra svarbesnis pyktis. Jis labai nori su jumis pasipykti, o nesvarbus santykiai yra tarp jūsų. Tai štai ir linkiu visiems būti laimingiems, gyventi be konfliktų, o jeigu jie iškilo, tai tuomet spręsti juos kūrybiškai, smagiai, saugiai ir sveikai. Tai buvo viskas, ką aš norėjau pasakyti ir labai dėkoju už dėmesį ir laukiu klausimų dabar. Ir kaip visgi pasakyti moteriai, kad leistų vakare pažaisti žaidimus? Taip ir pasakyti. Būk gera, prašau, leisk man pažaisti žaidimus. Aš suprantu, kad daugelis moterų nenori to daryti, nes
labai didelė kontrolė vėlgi yra. Jinai kontroliuoja visą gyvenimą. Jinai nuo iki ir jai atrodo, kad jos rankose viskas turi būti ir jeigu tik biški kažkas išslys, viskas, pasaulis sugrius. Na, moteris, pasaulis nesugrius, galima tikrai nekontroliuoti ir vyro galima nekontroliuoti. Čia aš turbūt, čia vyras klausia greičiausiai, tai aš atsakau kaip moterims. Nekontroliuokime jų. Tegul jie daro, ką jie nori. Tu nori pažaisti, tegul pažaidžia. O šitam vyrui tai galite nustatyti laiką. Nu tada imkim kaip su vaikais. Nustatom laiką. Mes vaikam nustatom 20 minučių YouTube gali žiūrėti. Ir viskas. Tai jūs, kiek paprašykit, valandos. Ar pusvalandžio, kiek jums ten leis, nežinau, kokie jūsų limitai yra. Tai tiesiog jūs paprašykite, kad leistų, tarkim, valandą ir po tos valandos jau aš tada darysiu, ką tu nori. Tada jinai jums leidžia žaisti, tada jūs jai padarot kažką. Tokie mainai gali būti. Manau, tai yra tikrai nesunkiai išsprendžiama. Kaip elgtis su pavaldžia darbuotoja darbe vyrui vadovui? Kai darbuotoja yra gera savo srities profesionalė, o bet kokią objektyvę pastabą perveda į viešą isteriją ir visko neigimą, turėdama tam tikrų manipuliacinių tikslų. Galbūt galima su ja pasikalbėti apie tai ir pasakyti, kad visgi tai yra negerai pervesti į viešą isteriją. Kad tai yra neprofesionalu ir iš jos pusės, ir kolegų vertinimas, sakyčiau, irgi nekoks ir jos atžvilgių, nes, taigi jie juokiasi iš jos, jeigu jinai isterikuoja. Aš tai manyčiau. Bent jau aš juokčiausi. Tai ir visko neigimą. Vėlgi, gal tos jūsų pastabos yra neobjektyvos? Vėl klausimas toksai. Ir galbūt galima, kai jūs pasakote jai pastabą, tuomet pasakote pastabą ir iškart pasakote, gal tu nesutinki su kažkuo, gal tu nori pasišnekėti apie tai, kokios tavo mintis kyla. Gal galima iš karto jai pasakyti, aš bijau, kad tu neišeitum, neisterikuotum, kam to reikia. Išsišnekėkim kartu va čia, šitam kabinete. Palikim viską čia kabinete, kad nebeiškiltų toliau. Mano toks būtų patarimas. O ką konkrečiau reikėtų daryti, ar kaip elgtis, kad vyras pats norėtų labiau rodyti dėmesį? Nespėjau perskaityti klausimo, jisai dingo. Gerai, skaitau kitą tada, gal atsiras dar. O jeigu moteris niekad nėra atsiprašiusi ir netiesiogiai reikalauja iš vyro atsiprašymų, tai netiesiogiai tai reiškia, kaip, čia tokia manipuliacija turbūt. Bet aš nesuprantu klausimų. O jeigu nėra atsiprašiusi ir neteisingai, pati neatsiprašo ir prašo iš vyro atsiprašymo, ar ne? Taip, todėl, kad mes norim būti teisios. Jinai yra įsitikinusi, kad jinai yra teisi. Jinai yra teisi. Tai jeigu jinai yra teisi, tai tu turi atsiprašyti. Ar suprantat? Tai ir viskas labai logiškai susidėlioja. Jinai niekada neatsiprašys, nes ji yra teisi. Žinokit, paprasta iš tikrųjų. Labai keisti patarimai. Moterims reikia daryti viską, o vyrams tik suprasti ir atleisti. Vyrai nėra nemąstančios būtybės, jie taip pat gali ieškoti sprendimų. Tikrai ne viskas nuo moterų priklauso. Ne jau moteris yra tik konfliktuojanti, emocionuojanti isterikė. Aš kaip pradžioje ir sakiau, aš neabsoliutinu, bet mano nuomonė, moteris yra konfliktų pradininkės. Dažniausiai. Nes jos dažniausiai yra nepatenkintos. Pažiūrėkit, tie vyrai, jie tokie atsipūtę, jiem yra gerai, kaip yra. Čia moteris yra evoliucijos, kaip pasakyti, stumėjos. Per jas eina viskas į priekį, nes jom reikia visko dabar, gerai, daug ir panašiai. O vyram jiem gerai. Bet jie irgi turi tam tikras ribas savo, kaip pasakyti, negali ten važiuoti ir važiuoti. Žinot, kaip sako rusai, moteris kak pila, pylit, reiškia pastoviai jį va šitaip. Tai tuomet prasideda konfliktai. Tai sakau, neabsoliutinkim, aš tiesiog va taip pateikiau tą patį, ką pasakiau
moterims, tą patį galima pritaikyti vyrams ir atvirkščiai, taip kaip aš sakiau. Tiesiog reikia, sakau, pasižiūrėti, prisitaikyti savo, reikia irgi objektyviai pasižiūrėti save. Na, ta prasme, vat kaip yra, pastebėti savo gyvenimą. Taigi aš nesakau, jūs galite su manim nesutikti, gal jūsų gyvenime yra ne taip. Tai čia su kiek žmonių, tiek situacijų. Taip. Tarkim, būna konfliktas, viena pusė supranta, ką padarė ne taip, nusileidžia, nori susitaikyti, atsiprašo, kad padarė klaidų, o iš kitos pusės priimtas atsiprašymas, bet dar bandoma įkasti, atseit aš buvau teisus. Bet kadangi tu atsiprašai, tai tvarkoje viskas ok. Ką tokia situacija daryti? O ką daryti, jeigu viskas ok? Nieko nebereikia daryti. Nebent jūs jaučiatės blogai. Čia yra klausimas, kodėl jūs jaučiatės blogai tada. Jūs ir atsiprašėt ir viską padarėt, tai dar, bando įkasti. Tai galima tada pasakyti, kodėl tu vis bandai dar man įkasti? Juk mes jau susitarėm, kad viskas yra gerai. Kodėl tu nori, vėl toliau nori konfliktuoti? Aš tai jau nebenoriu, jau aš atsiprašiau, jau supratau savo klaidą, viskas. Nu ką, kur dar toliau eiti? Kodėl dar nori? Nu tai tavai nusiraminkim abu. Galima toks būti atsakymas. O ką konkrečiau reikėtų daryti, ar kaip elgtis, kad vyras pats norėtų labiau rodyti dėmesį ar padovanoti dovaną? Čia konkrečiau, žinokit, reikia atsakyti jums pačiai. Todėl, kad neaišku, koks yra jūsų santykis, neaišku, koks yra jūsų vyras, neaišku, kokia jūs esate moteris. Ir vis dėlto, kaip jis jūs vertina. Kaip moterį, ar vertina iš vis. Jeigu nedovanoja, nerodo dėmesio, vėl pažiūrėti į save, kaip aš sakiau, ką turėčiau padaryti, kad jis man padovanotų dovaną. Galbūt galėčiau jam kažkaip tai subtiliai prie jo prieiti, pasakyti, kad aš norėčiau to ir to, kad man tai labai patiko. Vėlgi, žinokime tai, kad vyrai tų tokių subtilių užuominų jie nesupranta. Tai reikia rasti tą tokį prieimą grinai prie jūsų vyro. Ir geriau būtų iš vis tiesmukai pasakyti. Antra, žiūrėkit, kai mes perimam atsakomybę ant savęs, tai klausimas, aš noriu, kad man padovanotų dovaną. Aš asmeniškai iš vis nenoriu, kad man dovanotų dovanas, todėl kad aš nusiperku viską tą, ką man reikia. Ir aš nusiperku būtent tai, ko man reikia, o nelaukiu iš kito žmogaus. Tai aš galiu, geriausiu atveju, aš paprašyti pinigų vyro galiu. Ir tada nusipirkti ir aš būsiu laiminga ir patenkinta, ką man laukti. Lygiai taip pat dėmesys. Man trūksta dėmesio. O kokio dabar dėmesio man reikia iš tikrųjų? Gal man reikia į masažą nueiti? Gal man reikia pas kirpėją ar nagus susitvarkyti? Ir viskas. Jau nuotaika visai dienai puiki. Apie kokį dėmesį bešnekam. Tai va, tai sakau, turit būti tokia moteris, kad jis norėtų tą daryti. Per save, per savo konkrečias situacijas, ko norit konkrečiai ir mąstyti apie tai. Ji dažnam vyrui sako, kad jisai nevyriškas ir beveik niekad nesako komplimentų ar teigiamų pastebėjimų. Sako, bet labai retai. Nematau, kur yra problema, kad nesako ir beveik niekad nesako komplimentų ar teigiamų pastebėjimų. Nu, labai blogai, jeigu moteris nesako savo vyrui komplimentų. Tikrai labai blogai. Aš manau, kad moteris turėtų dar dažniau sakyti komplimentus vyrui, negu vyras sako jai. Iš tikrųjų, jinai taip turi pasitikėti savim, kad jai nereikėtų tų komplimentų iš vis. Bet va vyrą tai reikia pakelti, pašnekinti, pasakyti jam. O jeigu vyras blogai jaučiasi dėl to, kad ji nesako komplimentų, yra išeitis, galima tą pasakyti jai. Ir gal jis iš tikrųjų, jai atrodo, jis nevyriškas. Ir kaip jinai gali sakyti komplimentus, jeigu jis jai nevyriškas. Tada galima paklausti, o koks vyras tau yra vyriškas? O ką jis turėtų daryti, kad jau tavo akise jau jis būtų vyriškas, va toks tikras vyras. Ir tada gavęs atsakymas, jūs, aš kaip suprantu, kaip vyras, galėsite daryti išvadas. Ką jums reikia patempti, gal kažkur padidinti kažką. Ir tada jau jūs jai būsit vyriškas. Ir tada jinai negailės komplimentų. Nu, taip. Čia patikslina, sakot, moteris jaučiasi teisi, bet kad ji dažnai nėra teisi.
Ir kai jos neteisumas pasitvirtina, ji to nepripažįsta. Jeigu ir pripažįsta, tai niekada neatsiprašo savo klaidą. Nu, tai tipinė moteris, ko aš jūs norėt. Taip, tipinė moteris, visos mes tokios. Ji jaučiasi teisi, aš sakau, kad ji jaučiasi, nors jinai ir nėra teisi, jinai yra įsitikinusi, kad jinai yra teisi. Ir niekas jai nepajudins šito. Va taip jinai jaučiasi, jinai taip savo įsikalė į galvą ir viskas. Ir matot, aš suprantu, kad čia vyras klausė, jeigu vyras iš savo pusės žiūrėt, jeigu jinai to nepripažįsta, dar klausimą iškelkit savo, ar jums to reikia, kad jinai pripažintų? Kam to reikia? Kas pasikeis nuo to, kad jinai pripažins kažką tai? Tai žinokit, tai yra ego kova, dviejų ego kova. Jinai negali nusileisti, jūs negalite nusileisti. Reikia pripažinti, būtinai, kad pripažintų, žinot, mirkas įkelk reikia. Nereikia iš tikrųjų, paleiskit. Tiesiog pamirškit, pabūkit protingesnis, tegu jinai žino, jūs žinot savo, jinai žino savo. Nereikia konfliktuoti šitoje vietoje iš vis. Ir niekad neatsiprašo už savo klaidas. Nu ir tegul neatsiprašo. Nu žiūrėkit, žinot, čia reikia stebėti gyvenimą, žiūrėti, nu tą tėkmę jūsų, kaip jūs jaučiate su ja. Ar jums gera su ja? Jeigu jūs jaučiatės, kad gera, jūs matot ateitį, tai bandykit spręsti kalbėtis. Ta prasme, ar tu, paklausti, ar tau netrodo, kad tu turėtum atsiprašyti už tai? Ai, nes jinai pasakys, kad jinai buvo teisi. Na, tada iš vis baigti pokalbį. Kitos išeities nematau. Tiesiog. Dėmesio reikia būtent iš jo. Čia iš vyro reikia dėmesio, o jis jo nerodo. Ką padaryti, kad visgi rodytų? Reikia. Reikia suprasti visų pirma tai, kad mes negalime iš kito žmogaus nieko reikalauti. Mes visų pirma, tai turime būti laimingi patys su savimi, moteris laiminga pati su savimi ir vyras laimingas pats su savim. Tokia pora yra, ir dar jeigu jie vienas kitam patinka, tai yra visiškai idealas kažkoks tai, nes jie nereikalauja nieko vienas iš kito. Ir dabar dėmesio reikia būtent iš jo. Kokio dėmesio? Kam to dėmesio? Jis jo nerodo. Jeigu jis nerodo dėmesio, jūs jam neįdomi. Na, reikia žiūrėti faktus, reikia žiūrėti tiesiai į akis. Nu, tas, kas yra. Reikia savęs neapgaudinėti, mes dažnai mėgstam gyventi iliuzijose, fantazijose, o gal yra taip, o jeigu jisai pasakė taip, tai reiškia taip jisai galvoja, jeigu jis ten paskambino, nepaskambino, tai reiškia šitą, aną ir trečią. O iš tikrųjų nieko nereiškia, jis galvoja iš vis penktą. Ir mes galvojame, kad jis galvoja, o yra visai ne taip. Ir nieko nereikia daryti. Visgi gal jūs, kai nieko nedarysit, tai jis ir atkreips dėmesį į jūs. Irgi variantas. Jei netenkina kito žmogaus pasikartojantis poelgis ir dėl to dažnai įvyksta konfliktai ir nei vienas nenori keistis, ką tokioje situacijoje patartumėte daryti. Nei vienas nenori keistis, bet konfliktuojate. Ir kaip suprantu, tie konfliktai jums nepatinka. Ir nei vienas nenori keistis. Tai arba tada, jeigu jūs vis gyvenate kartu ar bendraujate, reiškia, jūs tai tenkina. Tie konfliktai jūs tenkina. Nežinokit, būna tokių žmonių, kurie sako, ai, kai kažkaip per gerai būna, vat su to žmogu man per gerai. Jis per geras man tiesiog, nėra tokio, žinai, sako, nėra tokio cinkelio, neįdomu. O kai yra konfliktas, tada yra įdomu. Tai čia reikia jau patiems apsispręsti, ko jums reikia, kas jums įdomu, ko jūs norite iš to žmogaus. Ir šiaip iš pačio savęs, gal jūs dėl to, gal jūs specialiai taip elgiatės, kad jūs pakonfliktuotumėt. Gal jūs tik tai ir riša. Čia, žinote, gali būti labai daug atsakymų į situacijų, neaišku. Čia, kur buvo anas klausimas, jos reikalavimai vyriškumui dažnai jau kinta. Nu, moteris, jinai niekada nėra pastovi. Kaip ten sako, mokslininkai atrado, ko nori moterys pagaliau. Ir kai jau jie norėjo paskelbti atradimą, jinai ėmė ir persigalvojo. Tai ir viskas. Viskas labai paprasta. Turim dar klausimų.
Nematau, turbūt daugiau klausimų nėra. O, valanda. O, yra. Kai abu jaučiasi teisūs ir įrodinėja savo tiesą, bet nenusileidžiama, kol kitas nenusileidžia arba nepripažįsta kito tiesos. Nematau klausimo šitam teiginį. Abu teisūs įrodinėja savo tiesą, nenusileidžia. Tai buvo teiginys. Kągi, visi klausimai. Ačiū už klausimą, ačiū už aktyvų dalyvavimą. Labai buvo smagu, labai buvo įdomu ir iki kito malonaus susitikimo. Iki.